Sveiki visi, šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia padaryti, kad kompiuteris pats automatiškai užsirakintų po tam tikro laiko. Taigi, kompiuterį užrakinti galima paspaudus Windows ir L klavišą, arba galima padaryti taip, kad jisai, tarkime, po 5 minučių pats užsirakintų. Kaip tai padaryti? Ant ekrano spaudžiame dešinį pelės klavišą, pasirinkame paskutinį punktą, Personalize, tada pasirinkame Screensaver. Ir šiame lange matome, mums reikia pasikeisti screensaverį, taigi pasirinkime, kurį norime, tarkime 3D tekstas, galima įrašyti ką nors, tarkime klauskite LT, OK, štai matome, kaip atrodys mūsų screensaveris, ir tada on resume display log on screen, pažymime šį laukelį, ir tada laukimo laiką reikia pakeisti. 1 minutė yra gan mažai, padarome 5 ir spaudžiame OK. Štai ir viskas, dabar mūsų kompiuteris po 5 minučių pats užsirakins. Jeigu norite pasižiūrėti, ar jūsų vartotojų yra sukonfigūruotas slaptažodis, paspauskite Start, įrašykite User, pasirinkama User Accounts ir štai šiame lange, kadangi aš neturiu slaptažodžio nusistatęs ant savo Windows, tai man siūlo susikurti slaptažodį, o jeigu jūs jau turite slaptažodį, tikriausiai jį žinote. Jeigu ne, jį taip pat čia ir galite pasikeisti. Tai štai tiek, 1 minutės pamokėlė, tikiuosi, kad jinai buvo jums naudinga. Jeigu turite klausimų, palikite juos komentaruose, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti. Iki.